Galvoju, gal naują dainą sugroti. Irgi apie kelią, bet apie tokį, kurį pats renkiesi, kur gali bėgti savo vidinę motivaciją. Tuo aš kaip mokytojai rašymus dabar savo knygelį. Visai nauja daina, nors aš pradėjau ją spalio mėnesį keliaudama dykumos bibliotekos fortepijoną. Suradau, galvoju, visai negali būti. Ir kai žmogus, kuris groja pianinu, randa fortepijoną dykumos vidury, jisai jo groja. Tai aš atsisėdau, parašiau 3 stulpelius ir teko eiti lauk. Ir tada prieš kokias 3 savaitės prisiminiau apie šitą seną balso telefono įrašą ir užbaigiau šitą dainą. Tai jinai tokia apie žmogų, kuris nebemoka gyventi kely ir atrodo jam, kad tik tai kely jis yra mintantis, pilnas, kas irgi yra iliuzija, nes vis dėlto reikia rasti ir kaip grįžti namo. Tai dar ją girdėję yra tik 2 žmonės. Mergina, kuriai parašiau šitą dainą ir kitas, kuriam pasisekė. Kuo tu vardu? Tu? Simon. Atrodo, Simonai, kad groju tau ir visiems kitiems. Simonas labai arti. Gerai, man patinka. Nes dažnai per akustinius koncertus didžiulis atstumas būna į filharmoniją, žinai. Skamba gražiai filharmonija, bet man kartais taip vieniša tai scenai būna. Tai žodžiu, Simai ir visi kiti, kurie taip arti atėjo, labai jums ačiū. Man pačiai labai to reikia. Gerai. Žodžiu, čia bus daina pasakojimas. Viską, ką dainuoju, viskas įvyko. Kelelis dulkėtų. Nežinau, kaip nauja daina klausysis prie tokio karšto stovimo koncerto, bet pabandysiu. Išlėktuvo į taksi, kažkoks viešbutis naktį, antro aukšto pabaiga, keturvietis kambarys, tu guli jame viena, tu viena jame jauties, kambarinė nesupras, ar miegojo čia kažkas. Tolimas reisas keliausi kaip gaisras, koks karštas asfaltas, jau padangos kaista, matau tavo žvilgsnį, tau kelias lyg maistas, bet alkana liksi, nes kelias tik vaistas, kilometražas jau raižo krūtį, negalai taip nutolę, tik prisimeni, man stulkėtas kapotas, toks tavo paveikslas, kad ten išpaišysi, tas bus tavo